Tiesha, fourth place in the final. What your thoughts about this game and this weekend? Yeah, I think we still did a lot. We came far. We didn't expect we will even come to Final Four of Baltic League. So I think it's still a good place. We could do more on this game. We could fight more and think more, but we didn't and we lost. What do you think personally? How this team grew up from the beginning of the season still so far? I think that we did grow. We did better than in the beginning. We share ball more. I think it's better than before. Yeah. How do you feel personally being here in Klaipėda and LCC team? It's good. Brigita, sveikinimai su pergalė. Pavyko po vakarykščių rungtynių visų pirma turbūt psichologiškai atsistatyti. Na, kito varianto iš tikrųjų nebuvo. Turėjom ateiti šiandien ir pasiimti, kas mums priklauso. Kiek pati energija jautėjai, kad yra kitokia nuo pat susitikimo pradžios, kuomet startas, jeigu neklystu, buvo 11-0? Jo, ta gal energija buvo kitokia palyginus su vakar rungtynėm, nes vakar nuo pat pradžių mes strigom tiek puolime, tiek gynyboj. Šiandien žinojom savo pranašumus, tiesiog turėjom išeiti ir juos išpildyti. Ar šiandien planas buvo kitoks prieš būtent LCC tarptautinio universiteto komandą, negu rungtyniavot jau šiame sezone? Ar šios rungtynės buvo visų pirma apie jūs pačias? Aš manau, kad šios rungtynės buvo apie mus pačias, nes turėjom susigrąžinti tą tokį pasitikėjimą savim gal po vakar varžybų, nes vakar tikrai skaudžiai išgyvenom tą pralaimėjimą, tai smagu, kad iškovojom 3. vietą ir tiesiog žiūrim toliau, nes dar sezonas nesibaigė. Ar karaliaus ir voro kalba prieš rungtynes ir palyginimai įkvėpė ir uždavė toną šioms rungtynėms? Manau, kad jo, treneris tokį netikėtą istoriją papasakojo, tai nuo to ir atsispyrė, manau. Ar šiame sezone dažnai tenka girdėti iš trenerio tokių istorijų? Praeitais metais gal daugiau, bet šiemet irgi tenka.